Kartais vaikui atsipalaiduoti padeda net žaisliukas. Pavyzdžiui, arkliukas. Mes kartu mokome jį nusiraminti. Per žaidimą vaikas pasijaučia saugesniu ir greičiau atsiveria, kaip vyksta hipnoterapijos procesas. Pirmiausia, ramiai pasikalbame apie situacijas, kuriuose vaikas patiria nemalonius jausmus. Tuomet išsigryniname jausmą ir atsipalaidavimo būsenos metu vaikas pats supranta, kokie žmonės ar situacijos jam tą jausmą stiprina, kuris dažnai ateina su mintimis. Aš esu nesvarbus, aš esu nemylimas, aš esu nereikalingas. Visą tai suvokus mes kartu keičiame šios suvokimus į stiprinančius. Aš esu svarbus, aš esu reikalingas, aš esu mylimas. Dar pabaigoje padarau įrašą, kurį vaikas klauso kelias savaites ir kuris padeda sustiprinti naujus suvokimus ir jausmus.